Teatras tai vieta, kur atgyja istorijos. Čia vyksta viskas, nuo tragedijų ir komedijų iki muzikos ir šokių. Tai magiškas pasaulis, pilnas emocijų ir vaizduotės. O kaip viskas prasidėjo? Keliaukime į senovės Graikiją. Per šį video sužinosite, kaip atrodydavo graikų teatras, kokios buvo jo sudedamosios dalys, kaip graikai rinkdavosi į teatrus ir apie teatrų festivalius. Tad pradėkime nuo teatro sudedamųjų dalių. Dažniausiai tradiciški teatrai būdavo statomi ant kalnų. Orkestra – apskrita arba pusapskrita aikštelė, kur vyko veiksmas ir šokiai. Skėnė – pastatas už scenos, naudojamas kaip persirengimo vieta, o vėliau kaip dekoracija. O čia sėdėjo žiūrovai. Šios sėdimos vietos labai protingai išdėstytos, nes jos yra laiptinėje formoje. Naudojant tokį žiūrovų išdėstymą, visi labai aiškiai girdi, ką sako aktoriai ir ką groja arba dainuoja choras orkestre. Paprasčiau pasakius, teatrai buvo populiari viešojo gyvenimo dalis. Į teatrą rinkdavosi visi miestiečiai, nuo paprasčiausių žmonių iki aristokratų. Pagrindiniai pasirodymai vykdavo dienos metu, kad natūrali šviesa apšviestų sceną. Bilietų kainą kartais dengdavo valstybė, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti. Ir vyrai ir moterys sėdėdavo atskirai, priklausant nuo laikotarpio. Moterys spektaklių žiūrėti galėjo, bet niekad juose negalėjo vaidinti. Pavyzdžiui, spektaklyje Antigonė viena iš veikėjų yra moteris, kurią vaidina vyras. Graikų teatrai buvo stipriai susijęs su religija, ypač su Dioniso garbinimu. Todėl svarbiausias festivalis teatro aspektu buvo Dionisijos dienos. Jisai vyko Atėnuose ir per jį buvo pristatoma tragedijų ir komedijų konkursai. Šis festivalis truko kelias dienas ir jį susirinkdavo žmonės iš visos Graikijos. Renginio metu būdavo pristatomas 3 tragedijos ir 1 satyrinė drama. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad kažką naujo sužinojot arba prisiminėt. Iki kito karto.